Labas. Ar šiandien jau girdėjai klausimą, ką mes šiandien valgysime? Aš jau girdėjau. Ir užsakymas yra saulytės. Kas yra saulytės? Saulytės yra keptas kiaušinis. Mes su dukra šį pavadinimą sugalvojom saulytės dėl to, kad kai reikėdavo išsiaiškinti, kokį kiaušinį aš darysiu virtą ar keptą, tai visą laiką lengviau yra pasakyti saulytės. Tai reiškia, kepsim saulytės šiandien. Bet saulytės bus ne vien tik keptas kiaušinis, bet mes tai vadinam kiaušinis sumuštinis, nes jį galima valgyti ir ne lėkštėje, o tiesiog rankose. Kaip jį darau? Žiūrim. Taigi, pirmą mums reikės, žinoma, išsikepti kiaušinį saulytę. Kepti kiaušinį galite kaip norite, arba kaip mes darom, kad trinys būtų skystas, jeigu jums ar jūsų vaikams labiau patinka, kad būtų kietas, tai taip ir kepkite. Kepant kiaušinį aš jį kepu ant aliejaus. Keletą mano mamų pažįstamų visą laiką kepa ant sviesto, tai vėlgi kaip jums yra patogiau. Gerai. Aliejus jau kaito, tad mušu kiaušinį. Vieną kiaušinuką. Opa. Ir tuomet nusivalome rankas. Kai kiaušinis įmuštas, druska, pipirai, žinoma, pagal kiekvieno skonį, aš jau esu susimaišus druskos ir pipirų viename, kaip visada mano matavimo technika yra įsipilti į delną ir tada pabarstyti. Viskas iš akies, likutį dar galim truputį į keptuvę. Ir tuo metu, kai kepa kiaušinis, mums reikės duonos. Duoną galite rinktis kokią norit. Galite rinktis tamsią duoną, galite rinktis šviesią duoną, su sėklom, be sėklų, visiškai kokią jūs patys mėgstate. Ir duoną aš paskrudinu tosteryje. Opa, juoda duonytė pasiskrudino, labai minkšta tuomet jinai gaunasi. Ir tuomet aš ant duonytės tepu šiek tiek sviestuko, nedaug, nes vis tiek kepam kiaušinį aliejuje, tai kad nebūtų per daug riebalų. Vietoj sviesto galima užtepti šiek tiek majonezo. Tada jau bus labai sotu. Patikrinu kiaušinį, kad neperkepčiau, kad būtų ta saulytė. Žodžiu, ant skrudintos duonos, apteptos su sviestu, mes dedame salotą. Salotos tikrai nepagailim, nes vis tiek norim, kad šitas kiaušinis saulytės sumuštinis būtų kuo sveikesnis. Viskas. Kiaušinis iškepė. Tuomet ant duonos su sviestuku ir salotos dedame kumpį. Kumpį kokį turiu, tokį ir dedu. Tiesiog. Čia dabar dedu vištienos kumpį. Ant viršaus kiaušinukas, papuošiam baziliku. Aš dar šiaip čia savo užsidėčiau pomidoro tokią griežinėlį, nes man labai patinka. Bet mano dukra nemėgsta, kai ant viršaus būna pomidoras, o aš noriu, kad jinai valgytų daržovių, tuomet padarau tokius bokštelius. Va. Saulytė kiaušinis sumuštinis jau yra paruoštas. Tai yra kasdieniška, paprasta ir greita. Mums skanu. Kai bus jums, paragaukit, išmėginkit, pasakykit. Taigi, susitiksime kitose epizoduose, kur vėlgi pasistengsiu parodyti, kaip aš, kaip mama, gaminu kasdien valgyti savo ir savo dukrai. Iki.